Sveiki, šiandien vėl leisimės į kelionę Baltų keliu. Aš esu archeologas ir daugelį metų tyrinėju Baltų paveldą esantį tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Ir šios dienos mūsų tema yra Sūduviai, Jotvingiai, Dainaviai, ką mes apie juos žinome ir ką turi jo žinoti keliautojai Baltų keliu. Šios dienos paskaitos planelis, jis rodo, jog pradžioje kalbėsime apie tam tikrą geografinę apibrėžtį ir tai, kam yra taikomi mano minėti pavadinimai Sūduviai, Jotvingiai, Dainaviai. Ta reikia pasiaiškinti, nes įvairiais laikais įvairūs mokslininkai reiškia skirtingas nuomonės, ne visada jos sutampa. Tai svarbu žinoti, galbūt to klausimo neįspręsim iki pabaigos. Kitas dalykas yra tam tikra archeologinė raida, kuri apima ilgą prieš istorinį laikotarpį. Ir taip pat pasiekia jau istorinius laikus, turiu omeny maždaug 13, galbūt ir 14 amžių ir kalba apie Sūduvius, Jotvingius, Dainavius per tuos 1000 metų taip pat yra nemažiau svarbi. Na ir trečioji daly pasidalinsiu kai kuriom žiniom arba apibendrinimais apie šventvietės, kurias teko gana detaliai šiame krašte tyrinėti ir laikau jas vienu iš labiausiai savitų šito krašto priešistorės bruožų. Neabejotinai tai yra ir dalis to Baltų paveldo tokio paveikslo, kuris šiame krašte vis dar tapomas, vis dar laukia ateities tyrinėtojų, tačiau šventvietės jau yra visai neblogai pažįstamos. Kazimierui Būgai, žymiajam baltų kalbų tyrinėtojui, vietovardžių, vandenvardžių tyrinėtojui, esam dėkingi už daugelį dalykų, kuriuos jis rado, išskaitė senuose metraščiuose, kronikose. Taigi ėmėsi jis ir senovės gudų, rusėnų kalbomis parašytose kronikose jotvingių asmenvardžių, jotvingių vietovardžių, taip pat geografinių pavadinimų rekonstrukcijos. Ir tie jo tyrinėjimai padarė įtakos, tebedaro įtaką iki šiol. Tai asmuo labai talentingas tyrinėtojas, dėja per anksti mus palikęs, kuriam esam dėkingi už tokį indėlį ir pamatą, ant kurio jau buvo statomi arba atliekami kiti tyrinėjimai. Galbūt ne viskas buvo taip ir yra, kaip Kazimieras Būga įsivaizdavo, tačiau šiandien jo vardas tikrai yra per retai tariamas arba per dažnai užmirštamas. Kitas asmuo neabejotinai nusipelnęs ir prisidėjęs prie to, kad būtų grąžinta jotvingiška, sūduviška, dainaviška atmintis, o kai kuriais atvejais net ir savimonė į XIX amžiaus pabaigos, į atgimstančios lietuvių tautos kultūros lauką, tai yra Eduardas Volteris, toks profesorius įvairiašakis, įvairiaplanis, jam rūpėjo ir etnografiniai dalykai, tai ką mes šiandien vadinam kultūros antropologija, rūpėjo muziejininkystė, rūpėjo bibliotekininkystė, senieji dokumentai, rūpėjo
vietovardžiai ir vandenvardžiai. Neabejotinai svarbią vietą užėmė archeologija. Čia jisai atliko ne vienus kasinėjimus, ir ne visų jų galbūt dokumentacija yra išlikus tokia apimtim, kokios norėtųsi, galbūt ne visada tokia išsami. Tačiau Eduardas Volteris nusipelnė daug. Gaila, kad iš jo surinktos medžiagos turbūt didžioji dalis yra saugoma Rusijoje, Peterburgo archyvuose. Kitas nemažiau svarbus dalykas, jog Eduardas Volteris, nors ir mokėdamas lietuvių kalbą, bet visgi buvo įprasta praktika, ieškodavo pagalbininkų. Ir 1905-1906 metais Volterio pagalbininkų keliaujant per visą Pietų Lietuvą, taip pat ir šiandieninę Lenkijos Respubliką, maždaug apytikriai nuo Seinų iki Valkininkų. To pagalbininku buvo Vincas Krėvė Mickevičius, būsimasis rašytojas, kultūros veikėjas ir politikas taip pat. Ir Vincui Krėvei, tuometiniam dar jaunuoliui, studentui, darbas kartu su Eduardu Volteriu, moksliniai tyrinėjimai, paieškos, bendravimas su senaisiais žmonėmis, apimtim, ir žinoma, paties Eduardo Volterio asmenybė padarė labai didelę įtaką, negalim jos pamatuoti, sunku ją galbūt ir tiksliau apibrėžti, bet iš to, sprendžiant iš to, kuo Vincas Krėvė Mickevičius tapo, kas jį užvaldė, kokios idėjos apėmė jau po šių ekspedicijų, vis dėlto turim tokį tvirtą pagrindą, rimtą pagrindą teigti, jog Eduardas Volteris buvo tas asmuo, kuris taip detaliai, išsamei ir taip įtaigiai Vincui Krėvei Mickevičiui suteikė žinias apie Dainavą, jog Dainava yra istorinė, viena iš Baltų žemių. Ir tai, jog tos Dainavos pėdsakus vis dar gali atrasti 20 amžiaus pradžioj, keliaudamas, tarkim, užsukęs į Dainavos vardą turintį kaimą, ar kasinėdamas iš akmenų sukrautus pilkapius ir dar kitais būdais, tai rodė, jog jungtis tarp tų be galo senų laikų ir šiandienos arba šiuolaikybės, kaip pasakyti, yra ir tie tiltai nėra galutinai sugriauti. Tai Eduardas Volteris ne tik tai dėl savo savarankiškų tyrimų, bet ir dėl tos tokios įtaigos ir tų žinių perdavimo Vincui Krėvei Mickevičiui, mums šiandien kalbant apie Dainavą, apie Jotvą, apie Sūduvą, yra labai svarbus. Jau 20 amžiui radosi pirmieji žemėlapiai, mėginimai apčiuopti, apibrėžti tas geografinės ribas, kuriuose mes aptinkame potvynių, sūduvių, dainavių pėdsakus. Ir Sandras Kaminskis, dirbęs 20 amžiaus vidury Lenkijoje, buvo vienas iš pirmųjų, o gal ir pats pirmasis, kuris tokia apimtim taip giliai ir visapusiškai arba siekia to visapusiškumo, pateikė mums tos pirmuosius bandymus, kurie neprarado savo vertės ir iki šiol. Tai čia yra žemėlapis, kuriame mes galim matyti tą tokį pagrindinį 13 amžiaus jotvingių arba Jotvos
žemės arealą, štrichuotą ir apibrėžtą kairiajam Nemuno krante ir šiaurė nuo Narevo ir tolyn į vakarus. Ir matom už to geografinio arealo esančias vietovės, tai kryželiai su raidelėm D yra dainavomis, dainavėlėmis vadinamos gyvenamosios vietovės. Trikampiukai su raidele J yra jotvomis ar jėtvesi, maždaug tokią formą pavadinimus turinčios gyvenvietės. Ir taip pat yra Suduvių vardu vadinamos gyvenamosios vietovės tiek Lenkijoje, tiek Rytų Prūsijoje, čia Sembos pusiasaly, taip pat viena kita taip vadinama vietovė yra ir Lietuvoje ar Gudijoje. Tai tas mėginimas kartografuoti vietovardžius turinčius vadinimus nuo genties vardo yra svarbus bandymas ir svarbus žingsnis ieškant geografinio arealo, kuriame ta gentis gyvena. Ir kas čia taip pat šitam žemėlapį akivaizdžiai matosi, mes matom, jog pagrindinėme tos genties areale beveik nėra tuo etnonimu vadinamų vietų, visos jos yra už to arealo ribų, tiek į rytus, tiek į vakarus, kas visiškai pagrįstai gali būti aiškinama kaip migracija, pasitraukimą iš savo žemės jau vėlesniais laikais, kuomet jau buvo nebeįmanoma gyventi arba kova su Vokiečių ordinu buvo pralaimėta ir reikėjo ieškoti, kur prisiglausti kitur. Čia ypatingo dėmesio nusipelno Suduvių kampas ir čia matom taip pat Kaminskio žemėlapyje į šiaurę nuo Karaliaučiaus bent kelis Suduvių vietovardžius pažymėtus. Čia būtų galima tos vietovardžius dar labiau, dar arčiau Baltijos jūros ženklinti Sembos pusiasaly, nes būtent čia Vokiečių ordinas perkelė daugybę gyventojų iš Sūduvos, istorinės Sūduvos, ir jie iki pat 16 amžiaus ir dar kuriais atvejais vėliau vis dar pasižymėjo tokių savitais papročiais, savita kultūra. Ir kas mums ypatingai įdomu, buvo išsaugoję senovės religijos apeigas, ten garsųjį ožių aukojimą, tačiau ne vien tik tai, taip pat ir kurios užkalbėjimus, kurias apeigas susijusias su žvejyba ir dar daugeliu kitų gyvenimo sričių. Ir tas Suduvių savitumas, sakykime, nėra galbūt, turbūt pagrįstai galim sakyti labiausiai, plačiausiai žinomas dėka tokių Suduvių knygelių, kurios buvo ne vienas leidimas jų išleistas ir nuorašai, ir čia taip pat ir spalvotas piešinys, kuriame rodomas turbūt apeigų vadovas, toks seniūnas arba žynys, laikantis vienoje rankoje kaušelį, kitoje prilaikantis ožį, kuris dar bus aukojamas. Tai rodytų, kad net ir išsikėlę, iškelti, priversti trauktis iš savo gimtos žemės, Suduviai, jotvingiai arba dainaviai dar nemažiau kaip 200-300 metų išlaikė savo savitumą, galim nebejoti tam tikrą kalbinį ypatumą, kultūros papročių požiūrį. Ir negalim atmesti galimybės, kad ir vėlesniais istoriniais laikais tie savitumai, nors ir mažesnė apimtim, taip pat galėjo būti išlikę ir jų vis dar verta ieškoti.
ne tik tai buvusių rytprūsiuose, Lenkijoje, bet ypatingai kalbant apie Lietuvos ir Gudijos pasienį, Nemuno aukštupį. Jeigu pažvelgtume į pietų Lietuvos dalį, kurioje yra išlikusių dainavomis vadinamų gyvenamųjų vietovių, jų skaičius yra didesnis, tačiau dalis tikrai žinom yra įkurtos jau žemės reformos metais, 20 amžiaus 3-4 dešimtmetį. Taigi čia mano žemėlapį yra paliktos tos dainavos, kurios tikrai buvo jau ir 19 amžiuje ir ateina pas mus iš naujųjų amžių. Tai matome, kad jos telkėsi tam tikrais arealais, čia Merkio aukštupy, taip pat tolyn į Kaišiadorių kraštą. Ir iš tikrųjų tų vietovių tyrinėjimai dar yra tik tai vos pradėti, būtų verta, kad atsirastų tyrėjas ar dar geriau tyrėjų grupė, kuri imtųsi tokios detalios ir visapusiškos tų vietų, tokio pažinimo ekspediciją, tokia plačiaja prasme rengti. Tai, ką padarė Aleksandras Kaminskis, ne tik parašė svarbią knygą, parengė ne vieną schemą, tačiau dar vienas iš svarbių jo darbų buvo ir archeologinių paminklų žemėlapis. Taigi, čia matom vėl tą patį arealą, pietuose Narevo upė, šiaurėje Nemunas, Šakiai, Kaunas, tuose Nemuno kairys krantas, o vakaruose čia Mazūrų ežerynas. Matom, kad tas sutankėjimas archeologijos paminklų, pirmiausia Piliakalnių, tada laidojimo paminklų, iš tikrųjų ypatingai čia tam vakariniam pakrašty daly yra toks tankus. Kitur randasi baltos dėmės, nežinom, kodėl tai yra, taip yra, ar dėl dykros, ar dėl reto apgyvendinimo, ar dėl menko vietovių pažinimo. Martynas Engelis pastaraisiais metais parengė, išleido Jotvingio piliakalniams skirtą veikalą, kuriame tikrai naujausi duomenys, remiantis ir žvalgymais, ir lidaro, trimačio žemės paviršiaus modelio analizė, ir čia tas vaizdas, piliakalnių vaizdas, taip pat rodo tokį tankį, tam tikrą sutankėjimą dabartiniai Lenkijos Respublikoje, taip pat į pietus Narevo link, o į Lietuvos pusę piliakalnių, kurie būtų tyrinėti ir juose surasta keramika arba kiti radiniai būtų būdingi čia gyvenusiai baltų genčiai, jotvingiams. Tas skaičius tokių piliakalnių tikrai nėra toks didelis. Reikšmingas Vojcecho Navakovskio žemėlapis, papildytas lietuvių archeologai, Gyčiu Grįža, rodo tą situaciją, kuri buvo pirmaisiais mūsų eros amžiais, ir vėl mes matom kažką tai tokio labai panašaus, kad ir dėl pažinimo intensyvumo, ir galbūt dėl kitų istorinių aplinkybių, vėlgi matom, kad yra tankus arealas tos kultūros, vadinama tokių sąlyginių archeologinės kultūros vardu Bogačevo kultūra, ar kultūra Bogačevska. Jinai siejama su Suduviais, paminėtais 2 amžiuje. Tačiau matom didelius milžiniškus plotus į rytus, į Lietuvos pusę. Ir čia tas klausimas pažinimo, žvalgymų spragos, ar tai vis dėlto dykra, lieka atviras. Matyt, kad ateityje suintensyvėjus žvalgymams čia archeologijos paminklų skaičius turi
labai dar paaugti. Kalbant apie geležies amžiaus pabaigą, 9-12-13 amžių, tai mėginimas atvaizduoti baltų gentis, taip pat jotvingius, suduvius, dainavius, jisai remiasi tam tikrą prielaidą, jog didelį vakarų baltų kultūrinį arealą mes turėtume lyg ir priimti kaip esantį susidedantį iš 3 ar net 4 dalių. Tai reikštų, kad dainaviai šiame areale buvo rytuose ir ribojosi lietuvių genties kaimynai, suduviai bus buvę šiaurės vakaruose, jotvingiai užėmė vidurinę dalį ir pietinę, ir taip pat dar minimi istorijos šaltiniuose, taip pat poleksėnai. Tai šitoj vietoj svarbu žinoti, jog sakydami suduviai, jotvingiai, dainaviai, taip pat ir poleksėnai, mes vis dėlto omenyje turim labai giminingas gentis ar tokio gentinio junginio dalis, kurios nesiskirstė geografiškai tokiam dideliam plote. Vis dėlto archeologiškai ir matyti kalbinių požiūrių ir kultūrinių požiūrių buvo labai artimos ir kartais tiesiog ir nėra tokio didelio skirtumo, gali būti sinonimiškai vartojami tie vardai, tai reiškia, sakydami dainaviais, mes kaip ir turim omeny, neištariam jotvingių, lygiai taip pat sakydami suduviai, mes pabrėžiam tą tokią geografinę vietovę, aprėptį, turim omeny, jog kalbam apie kairįjį Nemuno krantą, tai vadinamą Užnemunę, bet tai nėra kažkoks tai nusikaltimas, suduviais mes galėtume vadinti ir jotvingius, arba tardami jų vardą turėti omeny jotvingius, ir tai yra labiau tokios tradicijos, pavadinimų tradicijos. Tai reikštų, kad šiandien Lenkijoje dažniausiai kalbam apie jotvingius, bet žvelgdami į archeologų darbus, ten atrandam suduvių kultūrą, kuri būdinga viduriniajam geležies amžiui, arba kalbėdami apie dainavius, turim omeny, jog Mindaugas, karalius Mindaugas savo 13 amžiaus aktuose, dovanojimo aktuose mini dainavą kaip žemę ir galvodami, mėgindami įsivaizduoti, kas buvo jos gyventojai, neabejotinai turim omeny jotvingius, kurie toj žemėj gyveno. Tai va tas, sakykime, arealo daugelypiškumas, jis yra svarbus, žinotinas, nepamirštinas, nereikia atsiriboti nuo tų skirtingų pavadinimų, labiau reikia galvoti, jog jie giminingi ir gali būti vartojami sinonimiškai. Bene paskutinis bandymas apibrėžti Sūduvą, jau galvojant apie ją, jos autorius tos schemos rekonstrukcinės žemėlapio yra Tomas Baranauskas, vėlgi apima tokį gana panašų arealą, koks buvo apibrėžtas Aleksandro Kaminskio, kalbant apie jotvingius, ir toksai pavyzdys, jog tų pavadinimų, žemių pavadinimų vartojimas gali būti sinonimiškas. O čia tokia sudėtinga schema, norintys ją turėtų panagrinėti dar atidžiau, kur mėginama parodyti daugelio tyrinėtojų, tiek archeologų, tiek kalbininkų, tiek istorikų, brėžiamas ribas, jotvingių, suduvių, dainavių ribas dabartinėje Lietuvos Respublikoje, ir matom, kaip skirtingai tos ribos yra brėžiamos, kartais siekia Kauno Kaišiadorys, kartais baigėsi su Likalytom ar Varėna, bet čia toks svarbus dalykas, jog Nemunas yra
lyg ir tokia skirtis, dėl kurios dauguma tyrinėtojų sutarė, jog Sūduva yra kairiajam Nemuno krante, Dainava dešiniajam. Na ir kalbam apie vieną kraštą, apie vieną žemę, tačiau turim nepamiršti, jog jos istoriniai vardai galėjo skirtis arba priklausė nuo to, kokia kalba buvo parašyti šaltiniai. Ar lietuviškai, tada rasim Dainavius, ar senovės rusėnų kalba, tada rasim Jotingius, ar senovės vokiečių kalba, tai rasim Suduvius, ar Sudavius, kaip čia pasakyti. Dar labai glaustai apie archeologinę, prieš istorinę raidą, tai seniausi radiniai, daugiausiai jų yra akmeniniai ir titnaginiai kirviai. Kuomet kalbam apie titnaginius kirvius, tai čia vienas iš jų yra apačioje fotografuotas iš 3 pusių. Tai mes kalbam apie dirbinius, kurie neturi skylės kotui, bet buvo įtveriami, įtvirtinami, naudojami. Ir kada kalbam apie akmeninius kirvius, dažniausiai jie turi skylės kotui, bet pagal jų formą, pagaminimą, ypatumus, taip pat uolienos kilmę mes sprendžiam ir datuojam juos dažnai skirtingais priešistoriniais laikotarpiais. Tai čia viršuje akmeninis kirvis, dalis jo išlikusi vadinamo laivinio kovos kirvio, kuris būdingas neolito laikotarpio pabaigai jau, tai yra į Lietuvą atkeliavusių, čia apsigyvenusių ar pakeliui savo pėdsakų palikusių indoeuropiečių žymės. Tai reiškia, kad jie tokie senieji, ryškus, dažnai randami radiniai, dauguma jų yra maždaug 5000, 4000 metų amžiaus skaičiuojant nuo mūsų dienų. Tačiau yra tokių vietovių, kurios gerai pažintos, yra plačiau tyrinėtos ir ten yra gausa titnaginių radinių, kurie apima ne tik neolitą, žinoma, pereina ir į bronzos amžių. Na ir čia Dusios ežero šiaurinė pakrantė, geras pavyzdys, kaip kelis metus dirbusi Vygando Juodagalvio vadovavimo archeologinė ekspedicija, surado daugelį vietų, stovyklaviečių, gyvenviečių. Viena iš jų, Paduščio 8, buvo plačiau tyrinėjama ir ten surinktos žinios labai praturtina priešistorinį viso šito krašto paveikslą. Bronzos amžius su bronziniais radiniais nėra taip labai ypatingai išreikštas, tačiau kai kurie iš tokių radinių yra plačiai žinomi, surasti dar 19 amžiaus pabaigoje arba 20 amžiaus pradžioje. Ir čia Sukų, dabar jau Duboklonio kaimo ribose, netoli Merkinės, surasti bronziniai radiniai tą išraiškingai, įspūdingai parodo, jog galim tikėtis ir ateityje dar rasim ne vieną bronzinį dirbinį, kuris tikrai priklauso klasikiniam tokiam Europos bronzos amžiaus laikotarpiui, bet turint omeny, kad žaliava, o kai kuriais atvejais ir dirbiniai buvo įvežami, tai žinoma, jų skaičius nėra toks labai aukštas. Kalbant apie bronzos amžių ir jo pabaigą arba perėjimą ankstyvai geležies amžių, negalim pamiršti akmenų su duobutėmis. Ir štai čia žymusis Švenduberis didžiulis akmuo kaimo gale ir jo plokštumoje, čia kaip tik į mūsų pusę, yra keletas gražių, didelių dubenėlio formos duobučių, kurios yra būdingos dideliam Baltijos jūros šalių arealui, skaitant Švediją, Norvegiją, Estiją, Latviją, Lietuvą. Tai mes tokias duobutės ant akmenų randam ir Pietų Lietuvoje, Jotvarėje, Dainavoje, ir skaičius tokių akmenų dar ateityje turėtų augti.
Labai reikšmingas ankstyvai priešistoriai arba jau gentinio laikotarpio pradžiai suprasti, pažinti yra Paveisininkų piliakalnis ir kitoj Veisiejų ežero pusėje esantis Zapsės archeologinių paminklų kompleksas. Tai čia kalbam apie 1-ojo tūkstantmečio prieš mūsų erą pabaigą. Ir tie tyrinėjimai, kurie buvo surengti dar 20 amžiui, atskleidė tikrai, pateikė netikėtų, tokių labai vertingų, unikalių rezultatų. Paaiškėjo, jog Paveisininkų piliakalnio naudojimo pradžia yra susijus su laidojimo apeigom, jog čia ant šito aukšto vaizdingo kalno buvo įrengiami sudegintų mirusiųjų kapai, dauguma jų buvo urnose. Tik vėliau, jau čia šitoj vietoje, ant kalno, o ypatingai kalno papėdė, kūrėsi gyvenvietė ir ten gyvenvietės radiniai rodo tokius plačius tolimus prekybinius ryšius. Čia surasta ir Romos imperijos moneta, ir kai kurie kiti radiniai. Tai Paveisininkų svarba tokiam šito krašto pažinimui tikrai yra labai, labai didelė. Dar vienas archeologijos paminklų kompleksas labai svarbus, reikšmingas yra Liškiava. Ir čia matom piliakalnį gyvenvietę, kur vėliau tapo mūrinės pilies vieta, nepabaigtos statyti, bet vis dėlto bažnyčios kalnas, kuris daug metų buvo laikomas tiesiog pirmosios bažnyčios vieta, bet šiandien jau irgi užtenka archeologinių duomenų kalbėti apie tai, jog tai irgi yra pačioj pradžioje, jog tai yra ankstyvas piliakalnis, ir tai vėliau čia kūrėsi, buvo statoma bažnyčia, kūrėsi dvaro sodyba ir tas kalno kultūriniai sluoksniai gerokai pasikeitė. Bet Liškiava, matyt, buvo apgyvendinta 1-ojo tūkstantmečio pabaigoje arba pačiais pirmaisiais mūsų eros amžiais, ir šitas archeologijos paminklų kompleksas yra ne tik tai vaizdingas, ne tik tai toksai patrauklus lankymui estetinė prasme, bet ir kupinas istorijos, mitologijos, radinių, ir jų nedera pamiršti. Vienas iš tų radinių, kuris daro didelį įspūdį, yra Nemune prie Liškiavos piliakalnio surastas dviašmenis kalavijas su įrašu Ulbert, ir jisai būdingas datuojamas 9-10 amžium, laikytinas senovės auka. Tas paprotys aukoti kalavijus į upes gerai plačiai žinomas tik Lietuvoje, bet ir vakarų, šiaurės Europoje. Tas įrašas šiandien nėra taip ypatingai gerai matomas, tačiau anksčiau arba restauratorių dėka yra fiksuotas, skelbtas. Tai tokia daro nemažą įspūdį. Vilkiautinis nuostabus, labai didelis senovės laidojimo paminklas, buvęs visai netoli Liškiavos, šiandien dėja labai sunaikintas, bet vis dėlto iki šiol yra čia išlikusios kelios akmenų krūsnys kapai. Beveik nėra abejonės, jog kapų yra likusių ir ten, kur pilkapiai sampilai yra sunaikinti, išrinkti, išvežti, suskaldyti. Ir Vilkiautinė vis dar yra išlikęs ilgasis, unikalus ilgasis iš akmenų sukrautas pilkapis. Dalis jo buvo tyrinėjama Prano Kulikausko vadovaujamos ekspedicijos, bet galbūt dar ateityje tie tyrinėjimai galėtų būti atnaujinti ir apie išskirtinį paprotį sužinotume daug daugiau. Čia archyviniai nuotrauko matom, kaip atrodė 20 amžiaus sulaukęs vienas iš jotvingių ar dainavių pilkapynų, kuriame buvo laidojami ir griautiniai nesudegintų mirusių palaikai, ir sudegintų mirusių palaikai kartu su
gausiom įkapėm, ginklais, papuošalais ir kita. Šiandien panašių pilkapių reikia gerokai paieškoti, norint jų surasti, bet galbūt patys žymiausi yra Šveicarijos vietovėje pilkapiai, kurie po tyrinėjimų, dabartinėje Lenkijos Respublikai po tyrinėjimų buvo atkurti ir ta vieta šiandien taip pat yra gausiai lankoma keliautojų, kurie nori pažinti seniausią šito krašto praeitį. Merkinės piliakalnis yra vienas iš tų piliakalnių, dėl kurio reikšmės įtakos, tokios strateginės vietos Nemuno ir Merkio santakoje niekas neabejoja. Tačiau archeologiniai tyrimai iki šiol neparodė, neatskleidė, jog tai būtų senas iš seniausių laikų perimtas, paveldėtas toks gynybinis administracinis centras. Dauguma radinių ir patys naujausi Žygimanto Buržinsko archeologiniai tyrimai rodytų, jog šita vieta buvo stiprinama, formuojama jau 13 amžiuje ir matyt nebe kaip gentinė, bet jau labiau kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilis, tokioj svarbioje reikšmingoje vietoje, formuojant galbūt Nemuno gynybinę sistemą ar turint ar kažkokį kitą, galbūt šiandien tiksliau nežinomą mums valdovų planą. Žvelgiant į tai, kaip išsidėsto Merkinė, raudonas kvadratėlis ir kiti valdovo kiemai aplinkui visai nedideliais atstumais, tai galim mes tai minčiai pritarti, jog tai jau yra tokios valstybinės politikos dalis, kurti čia pilį, išlaikyti ją ir įtraukti, įjungti ją į kitų valdovo kiemų tinklą. Ir labai trumpai paminėsiu, jog apie 16 amžių, kaip ir iš naujo, reikia kraštą esantį kairiajame Nemuno krante apgyvendinti, įsisavinti, tai daroma iš tų pilių, iš tų vietovių, kurios yra prie Nemuno ir tokiais ilgais dryžiais, diržais į vakarus yra matuojamos girios ir įsisavinamos, kaip pasakyti, kolonizuojamos. Merkinė irgi yra viena iš tokių vietų, valsčių centras, turintis milžiniškus girios plotus. Ir tie istoriniai laikai jau žinoma mums sudaro įspūdį, jog kraštas po 13 amžiaus antroji pusė įvykusių lemtingų įvykių, pralaimėjimo Vokiečių ordinui, lyg ir ištuštėjo, bet ta diskusija nėra pasibaigus, greičiausiai negalim taip vienareikšmiai pasakyti, bet tas procesas pakartotinio arba naujo apgyvendinimo prasidėjo matyti dar pačioje 15 amžiaus antroji pusė pabaigoje ir su dideliu greičiu ir didelėm pastangom vyko 16 amžiuje. Jis yra svarbi šito krašto dalis, tačiau taip apie ją šiandien plačiau nekalbėsim. Kalbant apie ankstyvuosius istorinius laikus, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, tai nori nenori dažnai esam veikiami Šarūno, Dainavos šalies kunigaikščio vaizdinio. Tai tą vaizdinį kūrė Vincas Krėvė Mickevičius. Šiandien aš nebejoju, jog tam vaizdiniui įtaką darė žinia iš Rusios metraščių apie Skomantą, kuris buvo esą pasižymėjęs burtininkas, narsus kaip žvėris, pėsčias eidamas nukariavęs Pinsko žemę ir kitus kraštus, bet žuvo prie Drohičino miesto vartų kartu su Boruta ar Boručiu ir kitais Jotvingių kunigaikščiais kariais. Tai tas Šarūno, kunigaikščio Šarūno vaizdinys matyt
matyti Vinco Krėvės tokio talento, sumanimo dėka tapo toks išaugintas ir literatūriškai apipavidalintas. Ir nors turi jisai tokį istorinį pagrindą, tačiau jame yra daug ir tokios autorinės kūrybos. Kitas dalykas, jog mūsų žymus rašytojas Kazys Boruta taip pat buvo nemažiau veikiamas metraščių žinių, siejo save su tom Boručiu, kuris žuvo prie Drohičino vartų ir svajojo ir buvo pradėjęs rašyti tokį jotvingių epą, žuvusios genties atminimui skirtą kūrinį, įsimintiną, gražų, kuriame matom ir perpinamas metraščių eilutės ir tokius tautosakinius vaizdinius ir žinoma taip pat autorinę kūrybą. Tai, ką mes galim rasti vietovėse, konkrečiai geografinėse vietose, tai viena kita atminties vieta, vienas kitas vietovardis, kurios mes nagrinėjom remdamiesi metraščiais, kronikom. Ir čia garsusis Komonto kelias, paminėtas 16 amžiui, jisai skyrė Leipalingio dvarą nuo regis Perlamo dvaro, buvo kaip riba. Tyrinėtojai istorikai sutarė, jog tas kelias tikrai turėjo siekti Komonto istorinio jotvingių kunigaikščio laikus ir veikiausiai galėtų tarnauti tolesnėse paieškose ieškant, kur galėjusi būti Komonto tėvonija arba vienas iš jo dvarų, kurį šaltiniai vadina kiemu, vėliau jau dvaro sodyba. Dar vienas kelias, daug mažiau žinomas, tačiau svarbus reikšmingas yra Dovydo kelis. Tai jis minimas ne tik tai istoriniuose šaltiniuose 16-18 amžiuje, tačiau dar ir 20 amžiuje buvo žmonių, kurie tą vietovardį istoriniai Merkinės girioje minėjo. Šiandien tas kelias yra lokalizuotas į vakarus nuo Rudnelės kaimo, nedidelio kaimo prie Skroblaus. Ir taip pat dar laukia savo tyrinėtojų. Mėginti pažymėti žemėlapį, tai Dovydo kelis prasideda apibūdinamas nuo senojo Marcinkonių Merkinės kelio, nuo Trikampio ežero, kryžkelės veda jisai prie Rudnelės, per Skroblų ir tolyn tada į vakarus. Ir tas Dovydas taip pat laikytinas istoriniu asmeniu. Istorijos šaltiniai, trečiai Petro iš Duisburgo kroniką vadina karvedžiu, Lietuvos didžiojo kunigaikščio vietininku ir Gardino pilininku. Na ir 14 amžiuje tai buvo vienas iš tų kunigaikščių, kurie rengė karo žygius, prieš kuriuos atsakomosios akcijas organizavo Vokiečių ordinas ir Dovydo kelis matyti irgi laikytinas, kaip tam tikra riba arba tam tikras Dovydo Gardiniškio valdų kažkoks elementas, kurio remiantis galima būtų ieškoti, kur gyventa, kur būta paties minėto istorinio asmens. Nemažiau įdomi yra Kęstučio perkėla ar Kęstučio brasta, čia jau Nemuno šitą vietovę. Ta brasta vedė ir sietina su Kęstučio karo žygiais į vakarus prieš Vokiečių ordiną. Tai čia yra Merkinės apylinkės dešiniajame Nemuno krante, taip kaip ir šitą nuotrauką padaryta Gyčio Grįžo, ir Krikštonių esančių Lazdijų rajone kairiajame Nemuno krante. Tai šitas vietovardis taip pat paminėtas 16-17 amžiui ir per visus naujuosius laikus išliko tokio svarbaus reikšmingo kelio jungiančio Lietuvos didžiąją kunigaikštystę su Prūsija
atkarpa arba dalis, o keltas arba keltininkas su valtele šioje vietoje kėlė iki pat 20 amžiaus pabaigos. Dar vienas vietovardis mus dominančiam krašte, Dainavoj konkrečiai, yra Jogailos kalnas, daugiau žinomas iš padavimų, pasakojimų, bet beveik nėra abejonės, jog turėtų siekti 14 amžiaus pabaigą, 15 amžiaus pradžią ir veikiausiai tas vardas mena kažkokius istorinius įvykius, mėginimą paženklinti Trakų kunigaikštystės, kurią perėmė, bent jau kuriam laikui perėmė Jogaila su savo broliu Skirgaila, galbūt ženklinimo, delimitavimo procesus, nes tas Jogailos kalnas šalia Čepkelių raisto išliko svarbi kaip vieta, kaip orientyras, kaip tokio aukštesnis kalnelis, nuo kurio galima dairytis. Ir veikiausiai savo ištakom siekia tos mūsų didžiųjų kunigaikščių laikus. Tas svarbus aspektas, kalbant apie Dainavą, Jotvą arba Sūduvą, yra šventvietės, apie jas jau užsiminiau, ir kai kuriuose vietovėse, kaip kad Daugų apylinkėse, mes galim aptikti tiek daug šventviečio, kad neaplankysim, neapžiūrėsim jų per vieną dieną, ir tai rodo, kad čia skirtingais laikmečiais, kaip tam tikri sluoksniai viens ant kito šalia, klostėsi įvairios tradicijos, tiek akmenų vadinamų užkeiktomis mergomis, tiek kalnų turinčių perkūno ar maldų kalnų vardus, ir dar kiti šventviečių pavadinimai būdingi, ir tokiose vietovėse dar ateityje atlikti tyrimai gali labai papildyti mūsų žinias apie kultūrą, kurią rašytinių istorinių šaltinių išliko tiek nedaug. Palyginimui, Valkininkų apylinkės, kur 17 amžiuje įsikūrė pranciškonų vienuoliai, matom, jog apie šventvietės faktiškai nežinom nieko. Aš tai laikau tokią krašto išdeginimo, vadinu, ir tiesioginė perkeltinė prasme, tai reikštų, kad tokia sąmoninga, nuosekli, kryptinga kova prieš senosios religijos žmonės davė vaisių, išliko tik tai tiesiog pavieniai taškai, pavienės salos, kuriuose tos senosios religijos pėdsakų dar galima aptikti, ir šito konkrečiu atveju šventviečių. Bet yra vis dėlto išimčių, ir Degėsių kaimas Druskininkų savivaldybėj, kur vis dar yra išlikęs nedidelis gojus, šventas miškelis, kur dar 19-20 amžiaus sandūroj vis dar buvo žmonių, galbūt tai buvo viena vienintelė šeima, kuri tą tradiciją saugojo, tačiau tą miškelį laikė šventu, ir ten eidavo melstis, įkėlė paveikslą į beržą, įrengė nedidelį altorėlį. Tai tokių užsilikusių, nuošalėje mažai žinomų vietų po mūsų šventomis vis dar galima aptikti, ir prieš kelis metus kartu su Dalia Blažulionyte rengiau Dainavos krašto, Dainavos žemės šventviečio sąvadą, tai tokių vietų pavyko dar aptikti dar kelias dešimtis, ir jos visos yra be galo svarbios, norint kuo arčiau pažinti, ar priartėti, ir prisiliesti prie čia gyvenusių protėvių pasaulėžiūros, prie jų tikėjimų ir papročių ir apeigų. Kitas dalykas, kad tie tyrinėjimai vis dar nesibaigia, ir net knygos pasirodymo sužinom apie naujas vietas, čia Merkinės apylinkėse,
surastas ąžuolo senolis daugiau kaip 6 metrų apimties ir tai rodytų, jog vis dar reikia žvalgyti, ypatingai tokias nuošalesnes, paribiuose esančias vietas. Na, Liškiavos Viensėdžių laumės akmuo daug geriau žinomas, dėja beprasmiškai buvo susprogdintas, bet rieduliai, akmenys laikomi šventais taip pat šitam kraštui yra būdingi. Mano minėti akmenys su duobutėmis taip pat šitam kraštui būdingi, datuojami labai senais laikais, bronzos amžiuje, ankstyvojo geležies amžium. Taip pat reikia atidžiai tikrinti akmenų paviršių, apžiūrėti, nepalikti, nepraleisti. Ypač jeigu jau turite patirties, esate tokių paminklų matę, tai būtinai reikia būti atidiem ir kas žino, galbūt tapsite tikrai reikšmingų svarbių vietų atradėjais. Dar vienas akmuo, kuris gerai parodo viso šito krašto tokią senoviškumą ir labai gilias tų šventviečių šaknis, tai yra Akmens kaimas, keliu į Varėną ir čia persipina krikščionybė, čia mėgino šitą vietą užvaldyti, įkirstas kryžius, duobutę švęstam vandeniui įpilti. Bet ant paties akmens matom senovinius ženklus, kad tai liudija ir daugelis padavimų, nes toks dėmesys šitai vietai rodomas, didelis begalinis tikėjimas šitos vietos gale, galima pagalba, nelaimiai, bėdoj, lygai ištikus ir panašiai. Na ir tai, kas kraštui labai būdinga, tai šventi šaltiniai. Apie juos mano minėta šventviečių ekspedicija sužinota labai daug įvairiose vietovėse. Paaiškėjo, jog plačiai tikėta į rytus tekančių šaltinių gale, tuo vandeniu buvo gydomasi, prausiamasi, gabenama namo ir tam vandeniu teikiama ypatinga reikšmė. Tai tokios vietos, neabejoju, kad dar jų skaičius ateityje augs, taip pat labai patrauklios, labai palieka tokį gilų įspūdį ir galima išsivežti tų įspūdžių tiesiog tokia apčiuopiama vandens forma su savimi turėti ir dalintis. Dar noriu paminėti ežerus, ypač tuos ežerus, apie kuriuos pasakojami padavimai, kaip tam tikrais būdais, tokiais mitologiniai siužetai, kaip tos ežerus tarpusavy sieja, kaip pasakojama apie požeminius paslaptingus tunelius, jungtis tarp Dusios ir Daugų ežero, tarp Dusios ir Galadusio, jau patys vardai parodo tam tikrą artimumą, giminiškumą. Na ir taip pat požeminiai ryšiai su Galsta ežeru. Tai Duse vienas ryškiausių, vienas iš svarbiausių šventų ežerų visam, bent jau pietų Lietuvos areale, bet matom, kad tokiais mitologiniais ryšiais jis jungiasi ir su kitais ežerais ir čia matyti ir apie juos, Daugų ežerą, ar dar kitus ežerus taip pat turėtume šnekėti kaip apie šventvietės ir tikėjimas tų vietų nepaprastom savybėm arba tikėjimas dievybėm gyvenančiom tų ežerų dugne dar iki pat 20 amžiaus buvo gyvas. Vienas iš pastarųjų metų atradimų, jų svarbių, reikšmingų, tai Girucio sala, jinai Čepkelių raiste, kurį remiantis senaisiais šaltiniais galim vadinti ir Dausų šalim, tai matyt buvo
toks lygiai grečiai vartojamas vardas, arba kai kuriuose šeimose tas vardas buvo vartojamas, galbūt kai kuriuose kaimuose. Bet ta Dausų šalis parodo mums tokią gilią ir reikšmingą pelkių, konkrečiai aukštapelkių vietą, kurią jos užėmė pasaulėžiūroje. Aukštapelkė buvo siejama su mirusių pasauliu, požeminiu, povandeniniu pasauliu, ir konkrečiai Juruco sala lankoma žmonių, kurie tiesiog įeidavo per bradus, per tokią seklesnę vietą, įeidavo į visą tą milžinišką pelkių plotą. Ir čia tas atėjimas, čia istorinį žemėlapį iškarpą rodanti, kur Juruco sala yra lokalizuojama iš Marcinkonių pusės, ir tie bradai taip pat. Ir to Juruco saloj, matyt, ne taip seniai, arba seniausių žmonių atminty buvo galima pamatyti paaukotų rankšluosčių, kuriais buvo papuošiama, užrišama ant medžių, ir tai rodytų, jog apeigos skirtos pagerbti mirusiems, skirtos numaldyti dievybės, jos dar galbūt XIX amžiaus pabaigoje ar XX amžiaus pradžioje dar buvo atliekamos, ir įrodytų tradicijos gilią šaknį, tas ištakas, kurios remiasi į baltišką mitologiją, religiją. Dar viena aukštapelkė, nemažiau svarbi, labai savita, tokia pasiekianti ir veikianti dar mūsų dienų kultūra, yra Raigardas, Raigardo slėnis. Aukštapelkė telkšojo pietrytiniai slėnio daly, čia kur maždaug yra pirmu numeriu pažymėtas raudonas taškas. Tai Raigardo slėnio pati svarbiausia vieta, iš kurios ėjo iki melioracijos dar smarkiau Kubilničios upelis, į Nemunykštį, toliau į Nemuną. Ir Raigardas dėl savo padavimų, pasakojimų, tai dėl atsišakojančių visokių tokių ekskursų ir papildomų tyrimų tikrai šiandien gali būti tituluojamas viena iš reikšmingiausių visos Dainavos žemės šventviečių. Čia matom mitinį ir kartu tikrai esantį kelią, kuriuo iš pražūstančio, prasmengančio Raigardo miesto slėnyje esą suspėjo pasitraukti kunigai, senieji šventikai, kurie išėjo į Ratničią, tą vietą, kur buvo pastatyta nauja bažnyčia, bet raudonų taškų prie Ratničios pažymėtas ir pastaraisiais metais čia surastas piliakalnis, kas rodytų, jog ryšys tarp Ratničios ir Raigardo slėnio matyt bus buvęs senas, priešistorinis, galbūt tai buvo kaip gyvenvietės ir šventos vietos ryšys, galbūt tai tam tikrai tam tikros chronologinės aplinkybės lėmė tokia geografinė aprėpti plėtrą, jog Raigardo slėnis mes turim suprasti kaip esantį dar apsuptą kitų senovės archeologinių vietų. Tai šitas kelias taip pat labai taip praturtina arba parodo, jog slėnį vedė keliai, kai kurie iš jų galėjo būti ir apeiginiai, galbūt skirti keliauti, lankyti šventvietę tam tikrais šventiniais laikotarpiais. Ir tai suteikia tokios ne tik paslapties, bet ir tokio papildomo žavesio, nes visada ir šiandien keliaujantis gali remtis, naudotis tuo keliu,
kuriuo prieš daug šimtų ir net galbūt tūkstančių metų keliavo mūsų protėviai. Na, kaip atrodė Kubilnyčia dar prieš pradedant melioraciją, šiandien jinai teka melioracijos grioviu, dėl to labai gaila ir pats raistas yra gerokai nukentėjęs, bet tai, ką mes žinom, mes galim šiandien sakyti, tai Mikalojus Konstantinas Čiurlionis buvo veikiama šitos vietos, Raigardą lankė, ne kartą lankė kartu su savo broliu, seserim, šeiminykščiais ir jau vėliau prisiminimais besidalinantis jį pažinoję asmenys arba giminaičiai kalbėjo apie tai ir prisiminė paties Čiurlionio tokias užuominas, atviravimus apie tai, jog būtent Raigardo slėnyje jis matydavo savo vizijas, jog jisai čia dažnai būdamas patyrė tų patavimuose minimo miesto, pilies ar tų nepaprastų valdovų, karalių, tokius vaizdinius, juos išvydo ir galimai perkelė į savo paveikslus, į savo atspindėjo savo muzikiniuose kūriniuose. Tai tikrai tai praturtina ir pratęsia paties Raigardo kaip šventos vietos, kaip vietos įkvepiančios kūrybai, palaikančios, stiprinančios mus tokią vaizdinį ir svarbą. Ir čia noriu, naudodamasis progą, pabrėžti, jog Sengirės fondas, besirūpinantis senaisiais, vertingiausiais miškais ir apskritai Lietuvos miškų išsaugojimu, išpirko Raigarde, kaip tik toj svarbiausiai, švenčiausiai vietoj, išpirko 27,5 hektaro miško valdą ir praėjusiais metais dar papildomą besijungiantį sklypą, kas leidžia tikėtis, jog toj vietoj bus išsaugoma ir tam tikrą prasme sudaromos sąlygos toliau kurtis, plėtotis tai nepaprastai biologiniai įvairovė ir išsaugoti tą tokį unikalų gamtos ir kultūros ryšį ir tą senąją su protėvių jotvingių dainavių ar suduvių dvasią perkelti, sujungti mūsų laikus su tais senaisiais laikais, būtent per vietas, kurias mes lankom, per vietas, kurias mes pažįstam, neretai įsimylim, sugrįžtam ten, vežam, keliaujam su savo draugais ir bičiuliais ir giminaičiais. Tai Raigardas tikrai yra viena iš tokių vietų, kurią keliaujantis baltų keliu turėtų aplankyti, nepamiršti, pasigrožėti, pasidomėti ir linkiu nuoširdžiai pajusti tą stiprybę, kuri vis dar yra niekur nepražuvusi. Tai dėkoju Jums už dėmesį, linkiu geriausių įspūdžių keliaujant baltų keliu.